pačiam išsivalyti turbokompresoriaus kintamą geometriją. Netgi jeigu jūs jau tai darėte arba ruošiatės daryti, tai manau šita informacija jums bus gan naudinga. Kaip sužinoti, ar reikia lysti prie VGT arba liaudiškai vadinamos kintamos geometrijos, tai tiesiog paprasčiausias yra dalykas, kad automobiliui pasiekus 120 km/h arba pasiekus ūkius didesnius nei 2000 apsisukimų per minutę, automobilis nustoja traukti, nevažiuoja į kalną, liaudiškai tariant, prikabinta priekaba. Pirmosios priežastis, ką reikėtų pasižiūrėti prieš imant turbiną ant stalo, tai būtent vakuumai, vakuumo valdymas. Jeigu su vakuuminiam žarneliam viskas tvarkoj, jeigu dirba elektromagnetiniai vožtuvai, tai tada tiesiog būtų galima pasižiūrėti šitą dalyką ir ant mašinos. Nuimam nuo vakuuminio valdymo fiksavimo žiedą. Kojelę patraukiam nuo kintamos geometrijos valdiklio, svirties. Šita svirtis turi vaikščioti visiškai laisvai. Kaip matot, ji yra užstrigusi. Taigi, ką mes darome toliau? Toliau mes pabandykim atsisukti šitos varžtelius, kadangi jie gan stipriai būna kartais prikeliami. Jiems reiktų sukti smūgį, o ne bandyti traukti, nes traukiamas metalas dažnai trūksta. Atsisukėm vieną varžtelį. Taigi, nusiėmėme aktuatoriaus valdiklį. Jisai vaikšto pas mus, kaip matote, nestringa, kaip ir viskas tvarkoja. Tada, ko mums reiktų? Mums reiktų pasižymėti šitą vietą su šitą vietą, kurioj tiksliai vietą jos turėtų sutapti. Tam aš naudosiu smailo krapštuką, galima pasižymėti dildę, galima pasižymėti korektorium, bet kokią rašančią arba brėžiančią priemonę, ką turite po ranka. Taigi, atsukam likusius varžtus. Kaip jau matote, iš turbo kompresoriaus krenta suodžiai. Tai byloja, kad šitą darbą darome nebereikalą.
Išsukame visus varžtus. Sraigės dalį su korpusu mes pasižymėjome, kaip jinai turi stovėti. Dėl šventos ramybės pasižymėsime ir kitoj pusėje. Taigi, faktiškai, kad jisai atsiskirtų gražiai taip, kaip priklauso, nebūna. Mes pasinaudosime lengvai draugo plaktuko pagalba. Švelniai. Taigi, ką mes čia matome? Matome krūvą suodžių, kurie neleidžia laisvai vaikščioti kintamai geometrijai. Taip, parodysiu, koks vaizdelis iš arčiau. Štai, mes turime karštosios dalies sparnuotę, turime pridegusią kalno suodžių, ko pasekoje strigdavo. Tada mums reikės 4 mm šešiakampio ir mums reikės išsukti patį kintamos geometrijos valdymą. Štai vienas varžtelis, antras varžtelis ir trečias varžtelis. Ir juos irgi nepamaišyti stuktelti. Antras varžtelis. Trečias varžtelis. Su šitais varžteliais turbinos viduje dažnai būna bėdų, kadangi jie būna stipriai užkepę. Šį kartą man stipriai pasisekė, nes prisieina kartais ir nugrėžinėti juos. Taigi, išimame pačią geometriją. Visi šitie nareliai, jie turi praktiškai, kaip matote, jie čia juda gan laisvai, su garsais, bet juda. Vienas kitas sunkiau. Šiukšlių čia būti negali ir neturėtų. Taip, čia yra įvorės, ant kurių stovėjo pati šita geometrija. Taigi dabar, ką mums reiktų padaryti? Pirmiausia, tai mums reiktų visomis įmanomomis parankinėmis priemonėmis išsivalyti visus šitus suodžius, visą šitą purvą. Tam galime naudoti kampinį šlifuoklį su gratiniu šepečiu, kurį aš ir naudosiu kaip valymo priemonės arba mirkymus, jeigu yra kalnas suodžių, galima naudoti
karburatorių valiklį. Šiuo atveju aš naudosiu stabdžių valiklį, su kuriuo supūsime, kad pamirktų. Tiek šita dalis. Tiek šita dalis. Dalį valyti aš naudoju kampinį šlifuoklį, būtent, kad jisai būtų su minkštu, liaudyje vadinamu ežiuku. Ir kampinis šlifuoklis būtų gerai, kad būtų su reguliuojamom apsukom. Taigi pradedam valymą darbą.